Šeštadienį, kovo 19 dieną, vyko partijos Tvarka ir teisingumas 14 kongresas, kuriame dalyvavo daugiau nei 500 narių ir garbūs svečiai. Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas, prezidentas Rolandas Paksas, kalbėjo apie politikos aktualijas, pastarųjų dienų įvykius bei partijos tikslus besiruošiant Seimo rinkimams. Žmonėms reikia saugumo, reikia naujų darbo vietų, kurių atsiradimą paskatintų darbo jėgos apmokestinimo sumažinimas. Tai tik tai keli štrichai, ko reikia Lietuvos žmonėms. Daugelis probleminių dalykų - teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, ekonomikos, verslo, finansų ir kitose srityse ir pasiūlymai, kaip juos greičiau, kuo greičiau išspręsti, bus konkrečiai ir aiškiai išdėstyti mūsų partijos rinkimų programą. Tačiau esminė šios programos ašis turėtų būti Lietuvos valstybės nepriklausomybės, jos savasties, religijos ir kultūros, nacionalinių interesų ir kuo didesnio savarankiškumo išsaugojimas, o kai kuriuose srityse neišsaugojimas, o jau atkovojimas. Tauta, valstybė, tėvynė. Šie trys žodžiai privalo tapti rytojaus valstybės pamatu, ant kurio kaip savo tikėjimo bažnyčią galėsime statyti Lietuvą. Partijos lyderis tiki, kad visi drauge sugebėsime suburti tokią nacionalinę bendruomenę, kuri nebijos pasipriešinti plūstančiai globalizacijos bangai, grasinančiai nušluoti krikščioniškąją tradiciją bei lietuvių tautinį tapatumą. Lietuvos Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų partijos vicepirmininkas Gediminas Kirkilas dėkojo tvarkiečiams už bendradarbiavimą ir linkėjo, kad po šių metų Seimo rinkimų socialdemokratai ir partija Tvarka ir teisingumas toliau dirbtų valdančiojoje koalicijoje. Aš noriu palinkėti jums, jūsų kongresui, priimti teisingus sprendimus, priimti gerus Lietuvai sprendimus ir priimti tokius sprendimus ir taip dalyvauti rinkimuose, kad ir po kitų rinkimų mes kartu dirbtume valdančiojoje koalicijoje. Ačiū. Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko sveikinimą kongresui perskaitė Seimo narys, frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas Petras Gražulis. Gerbimieji, kreipiuosi į visus dalyvaujančius Tvarkos ir teisingumo susirinkime ir prašau numatyti ateities planuose skurdo ir socialinės atskirties mažinimą Lietuvoje planus, kad niekam nebereikėtų važiuoti uždarbiauti svetur į kitas šalis. Taip pat labai prašau sutelkti visas jėgas kovoje už tradicinę šeimą ir prieš alkoholį bei tikėjimą. Meldžiu Dievą, kad tuo rūpintųsi visos Lietuvos partijos ir organizacijos. Vyskupas Jonas Kauneckas. Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą kongresui perdavė jos patarėjas Rosvaldas Gorbačiovas. Kongreso dalyvius sveikino Jungtinės karalystės nepriklausomybės partijos atstovas Rodžeris Helmeris, taip pat europarlamentarė Švedijos demokratų partijos atstovė Kristina Winberg. Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas, prezidentas Rolandas Paksas su keliasdešimties politinių jėgų ir visuomeninių organizacijų atstovais pasirašė deklaraciją Laisva tauta ir klestinti valstybė. Savo nuostatas įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais tvarkiečiai deklaruoja su Tautininkų sąjunga, Respublikonų ir Žemaitijos partijomis, pagyvenusių žmonių ir žmogaus teisių gynimo asociacijomis. Tautininkų sąjungos pirmininkas, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras dr. Audrius Rudys tikisi, kad ši deklaracija atliks pozityvų vaidmenį siekiant šiandienę katastrofišką tautos nykimo tendenciją pakeisti tautos konsolidavimo kryptimi.